Lietuviai šonaslydžio sportininkai ir toliau rengia galingus pasirodymus užsienyje. Labą dieną Lietuva, sveikinamas iš Kipro, kur vyksta šeštasis paskutinis Dive King čempionato etapas. Šį kartą Lietuvos garbę gina vienu sportininku mažiau negu buvo praeitame etape Graikijoje. Tai Donato Masperišo pareigos šį kartą yra keisti ratus, o ne baronko sukinėt. Už šį etapą yra dalinami dvigubi taškai, tai kiekvienas iš mūsų sportininkų gali tiek aukštai pakilti, tiek gana žemai nukristi. Penktadienį turim treniruočių dieną, šeštadienis yra treniruotės ir kvalifikacija, sekmadienis yra treniruotės ir poriniai važiavimai. Tai ką, pasiklausom mūsų komandos vairuotojų komentarą apie šias varžybas ir beje, tai nebus paskutinis video šį sezoną. Aplankysiu dar mūsų vairuotojus visoje Lietuvoje ir kiekvienas iš jų papasakos, kaip sekėsi šitam sezone. Šitą irgi reikia įdėti. Tai pasiėmėm antradienį mašinas ir išvažiavom pas draugą Elokoko į garažą tvarkytis. Ką darėt? Remonto daug neturėjom, tai buvo tik tais patikra techninė, tai sankabų valymas, aerotraukių keitimas ir tiesiog susitikrinti tas mašinas. Ir ką, penktadienį prasidėjo varžybos? Taip. Kaip trasa treniruotės? Penktadienis jau buvo pirma oficiali varžybų diena, bet tai buvo visiškai pilna diena treniruočių. Ir ką, išlėkiau pirmą važiavimą, galvoju varysiu taip jau pilnais iš karto, kaip savoje trasoje. Ir viskas gavosi gerai ir žiūriu, kad man tinka čia važiuoti. Viskas buvo puikiai. Trasa, tai galiu pasakyti kažkas tokio, kad yra, galima vadinti wow. Tai labai taktiška, tokia nei didelė, bet greičio ir tokia nemoku nupasakoti, tiesiog jauties labai maloniai. Tai nėra net tokios trasos, kurios galėčiau palyginti. Tai būtų tik malonumą kelti. Ar tavo mašinai trasa yra tinkama, ar reiktų galbūt kažkokių pokyčių? Bazė, arkliai viskas tinka, kadangi mašina yra rinkta mūsų klimatui, tai mūsų, pavadinkim, Lietuvoje, Baltijai, ten kažkur toj pusėje. Tai viskas kaip ir gerai, bet čionais jai per karšta, nes labai didelės temperatūros. Valdo prašiau, kad padėtų padidinti galingumą, kad vandens pompa greičiau suktųsi, ventiliatoriai daugiau pūstų ir panašiai. Netgi, kaip kalbėjau su vietiniais, kurie važiuoja, tai sakė, vasarą realiai nevažiuoja, nes yra neįmanoma, nes čia būna 50+. O pats laikas, kada jie gazuoja, tai plius minus tokiais, čia skaitosi jau čia pusė šalta. Bet pas mumis, nežinau, tas šaltas, 32+ dabar šiuo metu, tai nežinau, ar čia šalta. Treniruotės prasidėjo nuo to, kad buvau optimistas, gal plaukiant susitaisė patį, pabandžiau 2 ratus, sudeginau komplektą padangų.
žiūriu, kad ne, optimistiškai viską tikėjausi stebuklais, bet komplektą sudeginęs, važiavau pasikeis generatorių, nes nieko tas pats, kaip palikau, taip ir buvo. Pasikeitus šitą generatorių, mašina kaip ir pradėjo krauti, aišku, mes įsidėjom originalų generatorių, kadangi daug mašinų elektronikos, tai jam per mažai jo reikėtų škyvą didintis, bet mes randamės labai gerai saloj, tai ta prasme ir viskas tiko ir patiko. Jo, šeštadienį atvykus biškį parsvaršiau iš penktadienį į šeštadienį, galvoju biškį reikėtų suvedimus dar pasitobulinti. Tai 3 kartus keičiausi suvedimus, kad biškį greičio išgauti iš mašinos. Turėjau traukių nulenkimų porą kartų, turėjau kontaktų, vienas iš jų įgeda. Aiškus, netyčia ten, bet būna visko. Nu ir susistigavau, atrodo mašina, viskas gerai. Kad kreždai priekis kils, tikrai netikėjau. Kai buvo, kai velnias. Gerai buvo. Ir kvalifikacija visai geras rezultatas, ne? Kvalifikacija, kaip visą laiką, kvalifikacija ateina, papildomas stresas atsiranda, aš ją prasidėjau stresuoti. Bet ganėtinai neblogai pavyko viską suvaldyti. Pirmą kvalifikacijos važiavimų padariau 75, man atrodo, taškus. Tai buvau labai laimingas, nes surinkau pakankamai gerų taškų. Ir galėjau antrų važiavimų jau atidaryti pilną sklendę, rizikuoti viskom. Ir gavosi labai gerai. Gal ne visiškai tiek, kiek norėjosi, bet 87 taškai tai yra tikrai neblogai. Ir tai pirmas kartas šiemet, kai antrų važiavimų kvalifikacijos pagerino savo rezultatą. Tai labai didelis žingsnis man į priekį. Kvalifikacijų likai 16, abu važiavimai buvo labai panašus ir stabilus. Ar buvo galima geriau, ar tiesiog reikia daug laiko trasoje? Dėl pačio važiavimo gal ir, ne tai kad gal, o galima geriau, bet kokiu atveju, nes kadangi atvažiavau su šeima, mechanikai mano nevažiavo su manim, tai tiesiog važiavau tokį, pasirinkau, kad būtų pasiklausiau to pačio Kuzmarskio, kitų kolegų, kad būtų tikslas apie 80 taškų, kad būtų, kad važiavimas, kad praeis valai viduriukę bent būtų. Nes kadangi jeigu aš važiuosiu maksimaliai, tai tikimybė visą laiką didėja automatiškai, kad mašinas suduš, sulūš ir panašiai.
Jo, atėjo sekmadienis. Sekmadienis realiai vien porinių treniruočių metas. Aiškus, čeisą pagauti labai sunku, nes visi stovi čeiso eiliai. Tai turėjau aš ten gal 4-5 čeisus, vieną gedas padovanojo. Tai irgi baigėsi kontaktų. Turėjau Salakoko čeisą, bet tam pasistatymą išlėkiau lauk iš trasos. Turėjau tokių lėtesnių biškių, tai viskas tvarkoj. Tai tik tais va tie, kur rimti vairuotojai jau, su jais jau man buvo sunku čeisim, nes nepratęs, nevažiavęs, trūksta tų treniruočių. Galbūt irgi per tą skubėjimą nesusižiūrėjau, atsisuko generatorių užkyvos ir pamečiau užkyvą pačią generatorių. Tai va tokie buvo niuansai, o toliau viskas buvo gerai. Aišku, toks ir gerai, jeigu ten kalbant abstrakčiai, tai trūksta ir suvedimo mašina visą šleivą, nes mašina iš akies reguliuota, ten mašina nevažiuoja taip kaip įprastai pripratęs prie jos, bet nėra blogai, galima, ta prasme, biškį padirbus ir ten pripras prie šitų dalykų. Taip, gavau Bairaną, dar buvau nusprendęs, kad pravažiuoti gražiai, bet po to prisiminiau, kaip kolegos minėjo, kad bent pasistatytų privalai, tai galvau, kad taip jau reikia šildytis padangas ir duot gazą ir čia važiuojam toliau. Tai gavau Bairaną, apsivažiavau trasą, vėlgi pasikartosiu stabiliai, manau. Ką aš ir važiavau ir per kvalą, ir per treniruotės, nieko naujo neišradinėjau, kad važiuoti suvažiavau ir tiek žinių. Su kuo važiavau top trim 2? Su kokia mašina? Galvojau, kad važiuosiu su kažkokio Andros, Huligankė, ten, Nissanas. Bet pasirodo, atvažiavus, kad ten Huligankė. Norą pasidariau, tai kaip prieš Nissaną važiuoti. Žiūriu, Hulė su 3 R1. Galvoju, gal bus biškai greitas, bet galvoju, taigi čia Huligankė, susitvarkysiu. Viskas buvo gerai. Didelių problemų kaip ir neturėjau, lydė viskas perfekt. Čeise, biškai gal sudėtinga paskui lėtesnį važiuoti, bet labai problemų šitą vietą nematau. Turėjau gal keletą korekcijų, bet užtikrintai laimėjau.
16 susitikau su Nakamura. Dėdukų tokį. Dėdukas jam gal kokių 60 plus metų. Max Priešas man paminėjo, kad jisai lydą daro žiauriai gerą. Ir kadangi jis, man atrodo, jeigu neklystus, Ikvalui pirmas buvo liko būtent šių varžybų. Aš lydindamas prieš galą man pasibaiginėjo netgi prieš paskutinis posūkis tas ilgasis lankas. Per plačiai išvažiavau, pagavau šiukšlių, kol nusivalė tos šiukšlės, baigėsi padangos. Ir gavosi to, kad išmečiau du ratus. Tai va čia yra mano didžiausia klaida, dėl ko aš pralošiau top 16. Top 16 turėjau tokį, nežinau, Alfa Romeo ten gal tokie, ar kažkas, kaip chuligankė atrodo. 300 arklių, labai lėtas, su kinais, tai lydė, tai ten atsiliko labai daug, nelėkiau, gavosi viskas gerai. O Čeise turėjau ką veikti, nes iš starto pasileidau, pasistatėme, galvojau, kad nunešiu vienu metu. Tada 15 korekcijų, kol aš jau tempo pasigavau ir po to jau kai pasigavau tempą, tai jau easy visiškai ten. Stabdžiukas, gazas ir važiuoju. Nu, top 8. Jo lydas, ta prasme, jis linijoje nevažiuoja. Jis važiuoja neblogai, bet ne linijoje. Kaip mes, ta prasme, jeigu mūsų Europoje važiuotų palei lydą, jis praloštų. Bet nereikia akcentuotis, jeigu matysi, kad jis kitur važiuoja, tu neatsileis. Vis ten, kur jisai važiuoja. Nes kaip Graikijai mačiau, kur įlėkė į klipą, dar kur liko 5 metrai klipę, iš klipo išlėkė. Taip, prieš Šelakoką turėjau labai gerą pasistatymą. Persimetimas buvo puikus. Gal biškai per daug šeičiau mašiną į išorę, jisai gal biškai prilėtėjo, dar stabdžiuką pasispaudžiau, mane išmetė biškai lauk, tada gazas dugnas, nieko nematau ir važiuoju ten, kur neša. O kai pamačiau kur, pamačiau, kad jau žvyrė, tai gavos atsilikimas, 2 ratai už trasos ir nulis. O lydėjau, lėkiau, akis išdegęs, daug dūmų, Elakoko turėjo reikalų, sakė, bet reziumė išlėkiau finišė dar iš trasos, nes per greitai važiavau, tai manau, kad gavau dar ir 0, tai tikėtina, kad dėl to ir pralošiau, nes visai tikėtina, kad galėjo būti ir one more time'as, jeigu finišė nebūčiau išlėkęs lauk iš trasos.
Šiaip reziumė, atostogos Graikijoje su driftu yra labai tobula. Norėčiau labai padėkoti savo Komandos vadoviai, viršininkiai ir taip toliau, kad suteikė man tokią galimybę pasireikšti. Plius davė treniruočių savaitę prieš šitas varžybas. Turbūt tai ir davė labai didelį įtaką, nes turėjau 2 savaitės prieš labai geras treniruotės, kuriuose kaip ir perlaužiau save vėl į savo vėžes. Ir čia iš pirmo važiavimo iškart supratau, kad esu pasiruošęs savo varžybėms. Tai dėkui visiems už gerą kompaniją, Gediminui už visokiojopą palaikymą ir visiems, kas buvo kartu. Ačiū. Nė akimirkos nesidžiaugiu ir džiaugiuosi, kad aš čia randuos ir va, kaip matot, saulė, palmės ir panašiai, tai tikrai šiuo metu mūsų Lietuvoje, tai ten dienos metu 5. Lyvagės yra auga, tai citrinų nuskyniau namo parvešiu, ta prasme, galėsiu pasigirti, kad savo rankom nuskyniau ir duosiu kaip lauktuvių. Linkėjimai iš šiltų kraštų. Bye!